Sofija. Ai, supratau gerai, prašau. Čia? Čia? Taip, čia. Pagal jūsų įstatymą. Tapyta. Kur sėsti? Sėsti? A? Čia jūsų sėsti šalia? Taip, pinigai sumokėti. Mūsų sąskaita. Rėda ir pasą. Neklabėk, Rėda, dar du dokumentus. A mes galim savo kopiją pasirodyti, jam palikti šitą originalą. Gerai. Atsiliepdamas į iniciatyvinės grupės siūlymą, išsikeliu kandidatu į Respublikos prezidentus. Tos iniciatyvinės... Buvo viešai pareikštas tas jau. Čia referendumo... Ne, čia būtent mano kelimo. Ar jūs savo paties... Taip. Bet jūs to dokumento neturit, čia ne partija, ne? Ne, čia buvo žmonių iniciatyva. Jie padarė preskonferenciją viešą ir kreipėsi į mane, kad aš priimčiau siūlymą balotavėtis. Aš jį priėmiau. Bet tai niekur nėra juridiškai niekaip apibrėžta. Nes matot, įstatymas numato, kad pats kandidatas keliasi, dar gali kandidatą kelti prie politinę partiją. Šito turbūt nėra, tikriausiai nėra. Ne. Tai ne partija čia matas bus. Be pavardė, užžiūrėtas, prašau. Geresnis už kitus pretendentus į prezidentus. Kuo aš esu geresnis spręsti rinkėjams, o ne man? Aš tik pasakysiu 5 savo pozicijų, kad rinkėjai žinotų, už ką jie balsuotų, jeigu balsuotų už mane. Tai yra, aš esu už žemę, aš esu už litą, aš esu už įprastus vyro moters tėvų vaikų santykius. Aš sakau, ne į rytus, ne į vakarus, o čia, dabar ir visada, ir lietuvaičiai. Lietuva yra vienintelė vieta pasaulyje, kur mes turime šeimininko teisę. Saugokim šitą teisę, ją labai lengva prarasti ir sunku susigrąžinti. Ačiū. Viskas? Nu taip, viską pasakėt ar ne? Galim vis atgal, einam dabar.